Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su vaizdo įrašu iš Star Wars Unlimited turnyro, kuriame aš žaidžiu prieš Dovydą pirmame rate, pats pirmas mačas. Naudoju Cad Bane lyderį su Jabba Palace baze, o Dovydas naudoja Han Solo su Echo Base baze. Tai iš esmės žalia bazė prieš geltoną bazę. Tai pas mane yra tik 2 aspektai, o pas Dovydą yra visi 3. Tai limituoja mūsų deckbuildinimą. Ir šiame žaidime iš pat pradžių traukiame 6 kortas ir jeigu jos mums nepatinka, galima iš karto muliganinti, ką aš ir darau šiuo metu. Tikiuosi ištraukti bent kažkokias kortas, kurios susijusi su Underworld keywordu, kurios duotų ar papildomą žalą oponentui ir panašiai. Tai toks yra pagrindinis mano pirmos rankos tikslas, pirmų kortų rankoje. Ir žaidimo pradžioje iš tų 6 kortų reikia išsirinkti 2 ir jas pasidėti kaip resursus. Aš dažniausiai stengiuosi dėti tai, ko man nereikia, ir jeigu turiu smuggle keywordą, kuris leidžia ją sužaisti iš resursų zonos, tai irgi yra vienas iš pirmųjų pasirinkimų. Iniciatyvą laimėjo Dovydas, tai jis pasinaudojo Han Solo savybę, kad pasidėti resursą. O Cad Bane'o savybė yra tokia, kai aš sužaidžiu Underworld unitą, aš galiu padaryti vieną žalą unitui, kurį renkasi oponentas. Dovydas pasidėjo resupply kortą, kuri yra kaip papildomas resursas, o aš pasiėmiau iniciatyvą nieko nesužaiddamas ir kitoje fazėje patraukėme 2 kortas ir vieną iš jų galime pasidėti kaip resursą. Tai aš už 3 sužaidžiau Toro, labai smagus unitas, kuris gali padaryti daugiau žalos. O mano oponentas sužaidė Sentinel Space unitą, naują fazę. Su Toro padariau 3 žalos. Ir Dovydas sužaidė Echo Base Trooperį, kuris turi Sentinelą 4 atakos ir 3 gyvybių, kas jau man sukels šiek tiek problemų. Už vieną sužaidžiu pirmo Underworld unitą, kuris leidžia man padaryti vieną žalą. Dabar aš gaunu 2 žalos, nes Space unitą neturi jokios gynybos, tai tiesiai man į bazę keliauja. Toliau moku vieną resursą, kad grąžinti savo Underworld unitą ir duoti žalos, tai oponento ground unito nebeliko ir Dovydas pasiema iniciatyvą. Aš žaidžiu toliau, sužaisdamas vėl tą patį Underworld unitą ir paskui sužaisdamas dar vieną Underworld unitą, kuris leidžia upgrade'ą grąžinti į ranką, bet mano oponentas neturi jokių upgrade'ų, tai vėl pradedame naują fazę žaidime. Pasidedame papildomą resursą. Ir dar man trūksta resursų, kai iškviesti Cad Bane'ą, o Dovydas jau gali Han Solo kviesti, bet sužaidžia Kira, kuri pasižiūri mano ranką ir vieną unitą padaro brangesnį šioje fazėje. Aš būčiau greičiausiai Forlomą sužaidęs šioje fazėje. Darau dar 3 žalos su savo Bounty Hunteriu. Tik trūksta dar vieno Bounty Hunterio, kad išnaudoti jo savybę, kurį leis jį vėl rėdinti. Gaunu vėl 2 žalos iš kosmoso savo į bazę. Jeigu jau resursus tikrinu, tai reiškia, tikrai turiu smuggle unitus. Dabar pats nepamenu ką, bet greičiausiai turiu vieną iš Starfighterių Underworld unitų. Už vieną sužaidžiu dar vieną Underworld unitą, kuris duoda žalos, kurią Dovydas pasirinko vėl į savo space zoną. Pasiema iniciatyvą. Taip, tai aš tiesiog dariau žalą ir pasavau. Tai kol kas Dovydas turi 9 žalos, o aš 4 ir kurio pirmo bazė patirs 30 žalos, tas ir pralaimės žaidimą. Dovydas turi iniciatyvą ir galvoja, ką dabar sužaisti.
Jo, galima tiesiog atakuoti mano bazę ir toliau. O man tikrai yra ką galvoti. Aišku, dabar turiu tikrai nemažai ground unitų ir galiu džiaugtis situaciją, bet kaip tik turiu underworld unitą, kuris pasuka kitą unitą, kurį atakuoju, tai labai patogu. Pas gaunu 3 žalos ir lieku gyvas ir sutrukdau oponentui naudoti jo unitą. O atvyko ambush unitas, kuris sunaikino mano kitą underworld unitą ir aš toliau darau žalą su Toro. Taip, už 6 žaidžiu Cat Bane'o spaceshipą, kuris man leidžia daryti žalą, nes tai yra underworld unitas, bei grąžinti vieną underworld unitą, kad resursą arba unitą pasukti, tai šituo atveju resursą panaudojo oponento. Ir pasirinko oponentas mano įsikviesti Han Solo, kurį aš pasuku su savo underworld unitu, kad negalėtų man padaryti daugiau žalos ir naudoti savo efektą, kuris leistų pasipildyti resursus. Ir dabar kaip tik svarstau, ar Cat Bane'ą man įsikviesti, bet tiesiog pasuoju, žaidžiame naują fazę, galvojame, ką pasidėti resursuose, nes tų pasirinkimų yra tikrai nemažai. Už 5 sužaidžia ambush unitą ir Toro nebelieka pas mane. Gaila, tikrai yra useful unitas, kurio taip ir nepanaudojau pagal jo savybę, bet vis tiek padariau visai nemažai žalos. Ir dabar ką man reikia sužaisti, nes dabar tikrai jau yra tokia situacija, kur reikia pagalvoti. Sužaidžiu event kortelę, kurios pagalba aš pasirinku unitą ir jeigu oponentas nesumoka 2, aš jį pasuku, bet oponentas sumoka 2 ir vėl renkasi daryti 2 žalos į mano bazę su savo space unitu. O aš už 2 sužaidžiu dar vieną space unitą, kuris exhaustina iki 4 kosto unitą. Ir dabar Hanas mane atakuoja, tai jau turiu 12 žalos ir ant savo bazės ir pasidėjo resursą nuo kaladės viršaus, tai dabar Dovydas turi net 9 resursus. Ir gal jau laikas būtų Cat Bane'ą kviesti, ką ir darau, nes Cat Bane'as kaip unitas daro ne po 1, jau po 2 žalos ir pats gali visai nemažai damage padaryti ir turi net 8 gyvybės, kas yra tikrai gerai. Tik dabar galvoju, ką čia sužaisti. Ir šį kartą sužaidžiu unitą į savo resursus smuggle pagalba, tai yra Smuggler Starfighteris. Ir oponentas pasidaro 2 žalos į savo space unitą, kuriam liko tik 1 gyvybė. Ir taip pat sumažinu 3 atakos jo ambush unitą, kurį užmušu su Cat Bane'u ir gaunu tik 2 žalos, tai tokia ir kombinacija mano. Ir su Cat Bane'o laivu susidorosiu su Dovydo space unitu. Tai dabar jau visiškai valdau space zoną ir pradėsime naują raundą. Space zonoje tikrai turiu gerą situaciją, bet mano Cat Bane'as yra visiškai atviras ir 6 žalos tikrai gali padaryti kiekvienas didesnis unitas. Sakyčiau, tokia ir yra pagrindinė Cat Bane'o silpnybė, kad jis turi tik 2 atakos, kai ginasi. Tai realiai jis pats neužmuš jokio didelio unito, jeigu jis nesenai buvo atėjęs. Ir tik dabar už 8 Dovydas sužaidžia Home One, kuris leidžia iškviesti unitą iš diskardo. Tai kaip tik ir Sentinel unitas atsirado vėl Echo Base'as. Ir aišku, Home One'as turi Restore, 7 atakos, 7 gyvybės, tai tikrai bus nelengva jį pašalinti iš space zonos, bet šiaip, kai jis nėra Sentinel unitas, aš galiu jį tiesiog ignoruoti. Ką ir darau, tiesiog atakuoju jo bazę ir darau 6 žalos. Ir grąžinu savo underworld unitą, kad pasukti Kyrą, kad ji manęs nekankintų šį raundą. Ir Home One'as ne tik pats restorina, bet ir duoda ir kitiem restoro, ką ir padarė Han Solas atakuodamas mano bazę. Sužaidžiu už 3 dar vieną Toro, kas galbūt padės.
ir už vieną sužaidžiu Bounty Guild unitą, kuris yra Bounty Hunteris ir pagaliau galėsiu Toro savybę panaudoti, tai su juo darau 2 žalos ir padarysiu atėjusiam unitui 1 žalą, kad atsukti Torą šėjimą ir paskui galėsiu jį panaudoti. Toliau už 1 resursą kviečiu Underworld unitą, kuris man leis padaryti 2 žalos ir dabar reikia Dovydui galvoti, kur tie 2 žalos nueis. Su Toro nugalėjau tą Sentinel unitą ir dabar yra visiškai atviras laukas man daužyti tiek bazę, tiek jų unitus ground zonos. Tai su Cad Bane'u einu į Kyrą. Kyros nebelieka ir aš turiu 5 žalos. Paskui su Starfighteriu darau žalą bazę ir pasinu. Startuojame naują fazę. Dabar tikrai dominuoju ground zonoje. Space zonoje irgi visai turiu gerus unitus, kurie kontroliuoja oponentą. Ir dabar turiu net 8 resursus, tai esu tikrai labai geroj situacijai. Ir pas Dovydą šiuo metu yra 19 žalos, tai trūksta tik 11 iki mano pergalės. Taip, Dovydas atakuoja mano bazę su Home 1, tai gaunu 7 žalos ir jis dar pasigydo 2. Aš tada atakuoju Han Solo su savo Underworld unitu ir jį pasuku, kad būtų rami galva. Greičiausiai šitame raunde aš ir užbaigsiu žaidimą, bet Dovydas sužaidžia superinį eventą už 7, kuris leidžia pasižiūrėti viršutinės skaladės kortas ir sužaisti unitus iki 7 kostų. Tai gali ir apsaugoti šitame raunde, jeigu ištrauks Sentinel unitus. Jau yra 1 tik tais. Sunki situacija, bet jis bus priverstas rinkti Sentinel unitą. Bet nepasirinko Sentinel unito, pasirinko ambushą, kad nugalėti Cad Bane'ą ir paprastą unitą 3 ant 3. Jo, iki Sentinel unito pritrūko 1, kad jį pasirinkti, tai žiūrėsime, kaip jam pavyks išgyventi su šitokia situacija. Padarau pirmuosius 3 ir jeigu turiu dar 1 Bounty Hunterį, man ir užteks. Cad Bane'o laivas padaro 6. Dar 2 iš Starfighterio ir ateina Boba, kuri leidžia standinti Toro ir tokiu būdu užbaigti žaidimą. Tai mano pergalė ir kol kas šitame mače 1-0 mano naudai, o likusi mačo dalis jūsų lauks antroje dalyje. Iki.